Labas visiems, šiandien noriu papasakoti apie du gyvenimo būdus. Tai vienas iš gyvenimo būdų yra gyventi dėl kitų, o kitas gyventi dėl savęs. Ir dažnai kyla daugeliui klausimas, kuris iš šių gyvenimo būdų yra geresnis, kurį labiau verta naudoti, tai aš bandysiu atsakyti šį klausimą. Tai kai gyvenam dėl kitų, tai mes turim nepastovius norus dažniausiai, nes aplinka labai dažnai keičiasi aplinkinių norai, mados, tendencijos, todėl žmonės būna nepastovus, mėtosi nuo vieno dalyko prie kito ir dažniausiai suka ratus gyvenime, nes neapsistoja ties vienu tikslu, keičiasi jų aplinka, tuomet keičiasi ir tikslai, nes jie daro dėl kitų ir tiesiog Važiavę 1 kilometrą, laikykitės kairės išsišakojime. Tiesiog kitaip būti ir negali, tai toks žmogus nepastovus, toks pagrindas ir jis neturi didelės motyvacijos, jo visa motyvacija yra neigiamo sverto, tai jis viską daro iš baimių, iš nepasitikėjimo savimi, tam, kad įtiktų kitiem. Išsišakojime. Pasukite dešinėn į kelią. Patylinsiu aš čia. Tai toks žmogus, jisai neturi stiprios motyvacijos, nes jo motyvacija dažniausiai yra tik neigiamo sverto. Tai yra, jis viską daro iš baimės, tai tarkim, noriu turėti pinigų, nes bijau nepatikti kitiem, kai jų neturėsiu, arba noriu gerai atrodyti, nes bijau, kad jeigu blogai atrodysiu, nesusirasiu gražios merginos ir aplinkiniai manęs taip nevertins ar kažkas panašaus. Tai tokie pagrindiniai du niuansai yra ties tuo, kai gyvenam dėl kitų, tai turim silpną motyvaciją, o kai gyvenam dėl savęs, vyrauja visai atvirkštiniai dalykai. Tai pirmasis tas, kad mūsų motyvacija yra stipri, nes mes darom ne iš baimės, o darom iš noro. Tai yra darau, nes aš to labai noriu ir darau dėl savęs. Ir tokia motyvacija yra žymiai stipresnė. O antras dalykas, koks tas antras dalykas, pamiršau. Antras dalykas yra tas, kad žmogus būna pastovesnis, jisai suranda, žmogus daugiau nuo mažens, nuo vaikystės iki senatvės, jisai turi kažkokias tai savus principus, kurie išlieka pastoviai tie patys. Tai tarkim, jeigu nuo mažens jum patiko, tarkim, laisvė, tai tikriausiai laisvė jum patiks ir visą likusį gyvenimą. Jeigu nuo mažens jum patiko, tarkim, nežinau, taika, kažkas, esmė yra principai, tai principai būna pastovus ir būtent už jų reikia kabintis gyvenime. Ir aplinka turėtų keistis palei šios principus. Tai jie yra pastovus ir jeigu mes pradedam gyventi dėl savęs, tai pradedam kreipti dėmesį į savo principus, kokie yra mūsų principai. Tiksliau, galbūt ne principai, o geresnis žodis būtų vertybės. Ir gyventi palei mūsų vertybės ir jų neatsižadėti. Tai mus daro labai stipriais žmonėmis, stipriamis asmenybėmis. Ir tokius žmonės sunku palaužti, nes kai jie atranda savo tikrasis vertybės, jos būna jiems svarbesnės negu kitiems žmonėms, negu netgi nei jų gyvybė, tarkim. Tai tikrai yra tokių žmonių tačiau tuos principus ir tas vertybės, kurios yra svarbios mums, reikia atrasti. Tai pirmas dalykas, kai gyvenam dėl savęs, tai turim tvirtą pagrindą po kojom. Ir antras dalykas, turim stiprią motyvaciją, nes šitą nežinau kaip paaiškinti, bet kiek žiūrėjau pavyzdžių, visi, kurie daro ne iš baimės, o iš noro, turi daugiau energijos, daugiau valios, ryžto, greičiau juda ir greičiau pasiekia savo tikslus. Tai gal atsakiau jums šitą klausimą, esu girdėjęs, kad dažnai jį žmonės užduoda, bet vienas iš daugelio pastebėjimų būna toks neigiamas aspektas, kad kai gyveni dėl savęs esi visiškas savanaudis, tačiau tai nėra tiesa, nes galiausiai prieini
kad ir gyvendamas dėl savęs galiausiai prieini tam tikrą vietą gyvenime, kad jauti, kad jausies gerai pats tik tada, kai padėsi kitiems. Todėl tarytum gyveni tik dėl savęs, bet padedi kitiems, o padedi dėl to, kad pats geriau jaustumės. Toksai dviprasmiškas reikalas, tačiau jis irgi tikrai gyvuoja, egzistuoja ir matėsi su ne vieną žmogų, kuris daro tai, kas jam malonu, tai, kas jam patinka, bet tai darydamas jisai labai daug padeda kitiems ir dėl to jis pats labai kaifuoja, kad jisai daro gerą darbą ir puoselėja kitų žmonių gyvenimą į priekį. Tai šiandien turbūt tiek. Tiesa, kas norit, tai aš galiu padėti. Čia mano viena stipriųjų pusių, tai yra kaip atrasti savo tikruosius norus, savo tikslus ir nustot kreipti dėmesį į aplinkinius žmones. Kaip tiesiog kaip atrasti tikslus, atrasti tą motyvaciją, apie kurią ką tik kalbėjau ir paskambinkit man, nežinau, pasitarsim dėl konsultacijos arba galbūt užteks trumpai padėti telefonu, šiek tiek pakrypti į šoną ir galbūt viskas pas jūsų labai greit susitvarkys, jeigu turit problemų ar su motyvacija, ar kryptingumu ir pastovumu. Tai tiek, ačiū, kad žiūrėjot. Iki.